Sveiki, šiandien mes sužinosime, kodėl mūsų tekstai turi būti unikalūs, kur gauti tokią programėlę patikrinti tekstų unikalumą ir kas atsitinka, kai mes tekstus plagijuojam ir keliam į savo svetaines ar skelbiame bloguose. Programą mes galim parsisiųsti iš mūsų svetainės, tai yra internetinių svetainių kūrimas.com. Pasispaudžiam šitą tekstelį, čia bus visas aprašymas, taip pat nuoroda į video medžiagą. O aš šią programėlę esu atsisiuntęs, tik paspausiu tokį pat svetainės vaizdą, kurį jūs matysite paspaudę mano nurodytą nuorodą. Atsisiunčiate Advengo plagiatus. Ja instaliuojant jums bus pasirinkimas, kokią kalbą norėsite, aš naudoju rusų. Na ir, kaip atrodo, jau instaliuota tokia programėlė. Štai mes ją matom jau. Iš karto einam į nustatymus. Nustatymai labai paprasti. Matot, kokiuose paieškos sistemose jūsų tekstas bus tikrinimas. Frazių skaičių aš dedu 6 ir tekstų unikalumą aš dedu 85%. Pasiskaičius Google taisyklės, tekstų unikalumas turi būti ne mažiau 85%. Jei kas sakys jums kitaip, paprasčiausiai pasiūlykit pasiskaityti Google taisyklės. Spaudžiat išsaugoti ir jau jūs galite dirbti su šia programėlė. Čionais mes įkeliam savo tekstą. Čia yra greitas patikrinimas. Aš visada spaudžiu gilų patikrinimą. Prasidėjo tikrinimas ir mes žiūrėkim, kokį mes tada turėsim rezultatą. Šitas tekstelis yra kaip tik vakar mano parašytas ir mes matom, kad mano tekstas yra plagijuotas. Na ir kodėl taip atsitiko? 100% yra tekstas parašytas, o rodo, kad tai yra plagiatas. Na štai, mano teksto unikalumas yra tik 24%. Paprasčiausiai Google šitokį tekstą nuskaitys, pasidės kažkur tai giliai į stalčių ir pagal šitą tekstą mano svetainė bus nereitinguojama. O reitinguojama ta svetainė, iš kurios šitas tekstas yra kopijuotas. Kodėl taip atsitiko? Kadangi aš parašiau šitą tekstą ir man rodo plagiatą, o rodo, kad tai yra būtent iš mano svetainių. Nuoroda į mano svetainę. Dar mes matom 1% kažkokia tai frazė sutapo su kitom svetainėm. Šita yra mano svetainė. Kaip patikrinti unikalumą, kai yra tekstas paskelbtas mūsų svetainėje? Tai yra labai paprasta. Mes kopijuojam savo svetainės nuorodą. Copy. Sugrįžtam atgal į programą. Ir čia mes įdedam savo svetainės nuorodą ir vėl paspaudžiam tikrinti. Tai nurodome programai, kad tai yra mūsų tekstas paskelbtas šitoj svetainiai. Aš jau matau geltoną
liniją. Prisimena, ten buvo mūsų nustatyti 6 žodžiai frazė, tai yra daugiau negu 6 ir tai rodo, kad šita frazė sutapo su kažkokia svetainė. Pasižiūrim, kokioj svetainiai mums sutapo šita frazė. Teksto unikalumas jau yra 99%. Iš Google'se tokių tekstų jau gausiu gerą reitingo balą. O sutapo spekuliantai LT, paspaudę nuorodą jūs galite pažiūrėti. Programa ten taip pat bus žodžius užtamsinusi. Paprasčiausiai dabar jūs paimkit, paredaguokit. Aš paredaguosiu šitaip. Paleidžiam dar kartą patikrinti ir aš manau, kad jau mano parašytas tekstas bus 100% unikalus. Taip ir atsitiko. Su tokiu tekstu iš paieškos sistemų visada mes susilauksim vartotojų, tai yra lankytojų į savo svetainę. Kaip mums redaguoti kopijuotus tekstus, jūs pasiskaitysite būtent šitam straipsnelyje. Čia yra visas aprašyta programos savybės. Atkreipkite dėmesį į šitą straipsnelį. Tai yra 85% turi būti straipsnių unikalumas, ne mažiau. O kopijuotą tekstą jūs paprasčiausiai galite paredaguoti Advengo plagiatus programoje. Ji dirba labai greitai. Na, o kaip tą patį tekstą optimizuoti, mes susitinkam sekančiame video. Ten bus medžiaga, kaip tą patį tekstą optimizuoti paieškos sistemom. Tad iki pasimatymo sekančiame video.